Dar noriu priminti, kad šita bažnyčia, kur reguliariai vyksta šventosios mišios lietuvių kalba, yra vienintelė New York'e ir Velykos būna tik kartą metuose, kai mums reikia taip anksti atvažiuoti. Visais kitais sekmadieniais šventosios mišios yra 10 val. Ryte. Tai aš jūs mielai kviečiu ateiti, dalyvauti šventosiuose mišiuose, kas galite čia lietuviškai. Jeigu primirštate adresą arba laiką, internetas padės. Tai yra mūsų paprastas adresas www arba www.katalikai.nyc, kaip New Yorkas, New York City. Tai ten jūs galite pasižiūrėti tai, kas vyksta bažnyčioje, mišių tvarkaraštį, kitas informacijas rasti. Noriu kviesti ir priminti, žinokite, tai čia, tai ten išgirstam informaciją, kad lietuviška parapija yra uždaroma. Ir kai pasižiūri, jeigu sąžiningai pasižiūrim, kas ją apleidžia? Ją apleidžia lietuviai. Žmonių, kurių būdavo šimtai ir tūkstančiai, kur susirinkdavo, susirenka šimtai, po to dešimtis, po to vienetai lieka ir po to mes pykstame, kad uždaro bažnyčias. Mes patys kalti. Nes jeigu mes nepalaikome to, kas mums yra svarbu, tai nereikia lūpomis skalambyti to, kas mums nei širdimi, nei mūsų sprendimais nėra svarbu. Nes jeigu kažkas yra svarbu, žmogus ten dalyvauja. O jeigu nesvarbu, atsibusti po visko tikrai nėra geras sprendimas. Todėl kviečiu, kas turite galimybę, kas gyvenate toli arba netoli, arba turit galimybę atvažiuoti, tai būkime kartu, švęskime šventasias mišias lietuviškai, nes jeigu švenčiame, mes čia būname. Ir tą mato visi, ir mes patys vieni kitus palaikome. Bet jeigu būname pasibarsti visur ir atsibundame tik tada, kai išgirstame, kad bažnyčia uždaro, tai muškime į savo krūtinę ir sakykim, kur aš buvau visą tą laiką, kad bažnyčia uždarė. Nes tai yra ir mano kaltė, kad apleidau savo parapiją, o po to pradedu garsiai rėkti apie tai, ko nebuvo. Brangieji, kviečiu, kas turit galimybę, kas turite automobilį, kvieskit kaimynus, svečius, kurie lietuviškai kalba. Jeigu šiek tiek supranta, irgi imkit, jeigu ir nesupranta, bet nori važiuoti, imkit, kad mes galėtume dalyvauti šventosiuose mišiuose, švęsti jas kartu, kiekvieną sekmadienį čia, kaip sakau, 10 val. Ryte šventosios mišios. Jeigu kelionė ilga, po mišių visada būna parapijos kava, kur galima kavos atsigerti, pasistiprinti. Taigi kviečiu visus, būkime aktyvūs ir dalyvaukime.